dar kol kraunasi, čia atėjo vienas žmogus, žinau, kad atėjo atestato neužsiregistravęs, ar čia yra? Ir sumokėjo pinigėlius, bet nebuvo užsiregistravus, moteris, ar yra čia auditorijai? Pakelkit ranką, jeigu yra. Mes negalime išrašyti pažymėjimo, todėl, kad neįskaitomai parašyta vardas ir pavardė. Va, tai čia ateikit kur nors pasirašykit gražiai savo vardą pavardę, taip kad mes galėtume perskaityti. Daily rašyti. Tai prašau. 100 kartų. Labą dieną. Čia mano draugė Sandra, iš Prelijų sodų, neapželdintoje, o aš esu botanikė ir kaip ir jūs myliu augalus, tik tai gal truputėlį juos žiūriu kitų kampų. Ir šiandien mes norėtume pašnekėti su Sandra, ypatingai jauniems žmonėms perduodami tokią savo žinutę apie tai, kaip pagauti auksinę žuvelę miške. Ir truputėlį kitaip negu įprasta kitur gaudom. Ir norėjom pasidalinti mes savo tuo mąstymo būdu, kurį dabar sumąstėm kartu bendradarbiaudamas. Pirmiausiai tai norėjau pašnekėti apie tai, ne apie priemonės, ne apie meškerį, bet apie procesą, kurio metu prasideda žvejyba. Ir kažkaip smagu labai, kai su Sandra išeina padiskutuoti ne tik tais apie kažkokius tai tvarkymosi principus, bet apskritai apie vertybės, kuriomis vadovaujamės mes kurdami savo apželdinimo kultūrą. Tai mes suprantame ir suvokiam, jog pirmiausiai tai tas apželdintojo mąstymo tipas jisai pradeda formuotis, kai tu suvoki vertybės, kuriomis vadovaujasi. Ir tos, ne tik tai, kad tu sugalvoji žmogui, kuriam prireikia ten kažkokios aplinkos, kuriame jisai leis laiką ir ten keps šašlykus, atsives draugus, bus aplinka ergonomiška ir taip toliau, bet jeigu mąstymas pradeda remtis į kažkokius rimtesnius bazinius dalykus, kaip, labai jau drąsiai pasakysiu, bet tarkim dvasinių kažkokių lašelių, drėgmės toj aplinkoj, arba jeigu pradėti puoselėti aplinkoje esančią gamtą ir jos neišnaikini ten pradėdamas statyti namus, kaip pavyzdžiui, tenai Palangoj buvo pušynas, pušyno nėra, yra namas. Ir viskas tuo baigta. Buvo kvartalas su užželiančiu gražiu beržinėliu, beržinėlio nėra, yra naujų namų kvartalas, viskas. Ir dažnai pas mumis tie tokie sprendimai priimami remiantis tais principais, kad aš atėjau, užvaldžiau ir man visiškai viskas vienodai. Aš tiesiog darau materialų turtą, organizuoju tokį dalyką, o visa kita, tas dalykas, į ką turėtų realiai žmogaus psichika remtis, ir kiekvienas iš mūsų tą natūraliai jaučiam, ko gero, poreikį, tik tai mažai kas mumis paskatina būtent mąstyti ir žiūrėti visus reiškinius iš to kampo, jisai dažniausiai yra užmirštamas. Ir siekti, būtent, jeigu jau jūs pradedat mąstyti teisingai, siekti tų tikslų, reikėtų pirmiausiai mūsų nuomonę bendradarbiaujant su specialistais savo sričių. Ir tas bendradarbiavimas, jisai iškelia ypatingas idėjas, kurios yra dažniausiai sveikos, nes visi išmano tai, ką daro. Ir taip pat įsivyrauja tarpdiscipliniškumas. Papildoma informacija, jinai padeda tikrai kiekvienam žmogui priimti teisingesnius sprendimus. Ir taip pat apželdintojas jisai gali tokiu būdu, remdamasis tomis vertybėmis ir grįsdamas savo idėjas bendradarbiavimo principus, sukurti pridėtinę vertę, ne tik kaip estetinį ten kažkokį vaizdą, bet atsižvelgti ir į kultūrinį tos erdvės potencialą, istoriją, geografinę aplinką, tai yra gamtinį karkasą ir ekologinės sąlygas.
bei taip pat galbūt užkabinti kažkokį tai kabliuką apie dvasinę aplinką, kuri gali būti toj erdvėje sukurta. Mums ta auksinė žuvelė, jeigu taip paprastais žodžiais šnekant, tai yra tvarus, artimas gamtai, kraštovaizdžio dizainas, kuriame vyrauja gamtos formos, bet ne tik gamtos formos, kaip yra įprasta dabar toj olandiškoje bangoje, bet ir turinys. Mes kažkokio konferencijoje pristatinėjom ir savo idėją, kad būtina perkelti mūsų pievų augalus į natūralistinio kraštovaizdžio tos apželdinimo pavyzdžius, mūsų krašto medžius, ne tik tais sodinti visą tai, kas gražu ir dekoratyvu, bet pritraukti iš aplinkos tos esančios aplinkui mumis dalyvius, kurie pastiprintų būtent mūsų tiesiog identitetą kultūrinį. Ir kad būtų jaučiamas be abejo tos natūralios aplinkos poveikis. Tai dabar Sandra pristatys keletą tokių sėkmingų ir mūsų, ir šito kitų kraštovaizdžio dizainerių atvejų, kurie spindi tas mūsų vertybės ir mumis irgi įkvepia. Ir dabar, kitaip tariant, taip jeigu madingai jaunimui pasakius, tai pasakyti, kokia žuvelė dabar ant bangos. Hi, I'm Andrew Buck, and I'm from Terrascape, and I had the pleasure of sharing Evangel Park with WAF today. The design process started in 2011 when the Jinhua government asked us to work with them on a 26-hectare site in Jinhua, China, located between 3 different rivers that are 100 meters wide. We had a situation where we had a wetland at the top and that had a concrete flood wall. The flood wall just really destroyed the natural ecosystem for the area. What we want to do is we want to break the flood wall completely and replace that with a terraced embankment. Through doing that, we were able to really reconnect man with the waterfront, but at the same time, we were able to control floods in an ecological way. The terraces slow, stop, and absorb the floods. They are able to absorb both the floodwaters, but also absorb the nutrients from the silt in order to grow during the dry season. So this whole landscape does not require fertilizer, and it does not require irrigation as well. The bridge is really designed to withstand 200-year floods for the most part, but it was also really designed around the tradition of the dragon dancing, and this is an ancient tradition that would happen in Jinhua.
The park is accomplishing a lot. It attracts 40,000 people per day, and the bridge has become a landmark for the city. Šitas man projektas yra tobulas. Ta prasme, kad į želdinius nežiūrima kaip į vien tik tai iš estetinės pusės, kaip būdą užpildyti erdvę. Jie atlieka daugybę kitų funkcijų. Šitame projekte pagrindinis motyvas imtis šito projekto buvo suvaldyti potvynį. Ir jie iš tikrųjų buvo suvaldę tą potvynį su betoniniam krantiniu, bet kaip patys sako, jiems tai buvo neprimtina, nes tai griovė visą ekosistemą. Jos tiesiog nebuvo, neįmanoma buvo įrengti šlapių vietų ekosistemos. Ir jie nusprendė tas betoninės krantines panaikinti ir įrengti šlapių vietų ekosistemas, kurios perteklinį vandenį potvynio metu absorbuotų ir negana to sugertų ne tik perteklinį vandenį, bet ir šitam projektui gal ne tiek aktualu, bet ir teršalus, kurie urbanizuotose teritorijose nuo kietųjų paviršių plūsta į natūralius vandens vandenis, į dirvožemį ir užteršia. Taipogi kalbama apie kultūrinius dalykus. Buvo vietoj betoninių krantinių įrengtos terasos. Ir